Iš pirmo žvilgsnio atrodo nuostabu, kad štai tokioje vietoje, Labanoro girios pakrašty, ežerų apsupty, štai atsirado toks labai šiuolaikiškas pastatas, tarsi kosminis laivas, nusileidęs iš visatos gelmių ant šitos kalvos. Bet iš tikrųjų viskas turi savo paaiškinimą ir pradžią. Romėnai sakydavo, Roma ne iš karto buvo pastatyta, reikėjo tam laiko. Tai čia atsakydamas į tokį klausimą, kaip atsirado šis muziejus, turėčiau prisiminti 1969 metus. Balandžio mėnesį, kada šią kalvą atrado astronomai. Ir atrado ne iš karto, bet ieškodami gal gerus metus, o gal ir daugiau. Tokios vietos, kuri tiktų astronominiams stebėjimams ir tenkintų vadinamuosius astroklimato reikalavimus. Taigi, kad būtų kalvelė, kurios neužgožia rūkai, kylantis iš ežerų, upių, drėgnų pievų, kad būtų aplinkui šilmai inertiška aplinka, kad štai tarp dienos ir nakties temperatūra kuo mažiau skirtusi. Tada nerasoja teleskopo stiklai. Ir ta vieta turėtų būti nelabai toli nuo mūsų sostinės, nes astronomai tęsė Vilniaus universiteto observatorijos tradicijas. Tai štai nelengva buvo tokią vietą surasti. Dar be to buvo labai svarbu, kad arti nebūtų gyvenviečių, kurios savo naktinėmis šviesomis foną tarp žvaigždžių įpiešia. Taigi ir to reikėtų vengti. Ir kad netoli praeitų kelias, bet vis tik važiuojančios mašinos savo žibintais, savo prožektoriais taip pat astronomams netrukdytų matuoti žvaigždžių šviesą. Čia buvo pasitelktas net profesorius Česlovas Kudaba, kuris puikiai pažįsta visą Lietuvą ir visas kalveles, ledynų sustumtas. Jis keletą vietų nurodė. Taip, įstudijuoti topografiniai žemėlapiai buvo. Ir štai 69 metų balandžio 5 dieną astronomai nutarė aplankyti Kulionių senąjį kaimą. Įdomi ta buvo kelionė, nes iš Kuktiškių 3 astronomai ledu perėjo Želvos ežerą dar, ankstyvas pavasaris, taip ir užkopė ant šios kalvos ir nustebę žiūri, kad visos tos mano minėtos sąlygos puikiausiai atitinka štai tos reikalavimus. Ir tada čia buvo nuspręsta statyti observatoriją. Beje, tai buvo vėlgi susiję 69 metai. Prisiminkime, amerikiečiai ruošėsi į Mėnulį skristi. Ir netrukus vasarą jiems tai pavyko padaryti. Taip, tai vyko lenktynės, kas pirmas į kosmosą, taip, kas įrodys savo technologinį pranašumą. Taip, ir jau Sovietų sąjunga tada metė daug lėšų, kad galėtų bent jau prisivyti. Šiaip jau Sovietų sąjunga laikė, kad jie pirmieji žmogų į kosmosą Jurijaus Gagarino asmenyje paleido. Taip, ir norėjo išlaikyti tą pirmavimą. Taigi buvo tos politinės aplinkybės labai palankios, kad gauti finansavimą, nes observatorija ne tiek grinai moksliniais tikslais buvo statoma, bet kartu ir stebėjimams dirbtinių Žemės palydovų, kurie turėjo ir labai svarbią karinę reikšmę. Taigi, tai čia buvo jau gautas tas finansavimas ir prasidėjo statybos. O kadangi aš nuo studijų laikų pažinojau ir draugavau su Gunaro Kakaro šeima, tai buvojant
jam štai šitose vietose ir ypač pradėjus statybas, astronomija man taip pat buvo toks susidomėjimo objektas nuo turbūt mokyklinio suolo. Ir mes visi į astronomiją turbūt daugelis ateidavo skaitydami mūsų patriarchų Antano Juškos arba Pauliaus Lavėno knygeles parašytas. Ir čia ta populiarizacija astronomijos mokslo iškyla kaip labai svarbus dalykas, kada tikrai mokslininkai randa laiko ir plačiai visuomeniai tas žinias praskleisti. Nes šiaip jau pasakykime, atvirai nėra abejingų žvaigždžių žavesiui. Jis tikrai paveikia kiekvieno širdį. Ir čia mes kaip Žemės gyventojai planetos, kurį išsupo gyvybės lopšį, čia turime kažkokią ypatingą trauką tam. Tai štai, ir prasidėjus šias statybomis, mes kartais ir laisvalaikį čia susitikdavom praleisti. Ir prisimenu vieną naujųjų metų sutikimą, kada ant šių kalvų tik tai dar stovėjo statybininkų vagonėlis. Ir tame vagonėlyje tokia šalta gruodžio 31-ąją mes atkimšę šampano bonką pasvajojome, kad čia kažkada tai bus ir mokslo centras, bet pagalvojom, kad čia juk tokia nuostabi vieta. Čia atvažiuos ir ekskursijos. O gal toks bus ir centras, kuris visiems bus atviras, visiems Lietuvos žmonėms. Taip. Ir ta svajonė gimusi tada kažkaip neišblėso, o vis įgaudavo pagreitį. Ir ruošiantis paminėti 1978 metais Senosios observatorijos 225 metų sukaktį, buvo įrengta pirmoji muziejinė ekspozicija. Jau buvo pastatyti pagrindiniai observatorijos pastatai, buvo laisvos vietos ir dar toks sutapimas. Vilniaus universitetas taip pat ruošėsi savo įkūrimų 400 metų jubiliejų švęsti. Ir tada centriniai rūmai universiteto buvo tvarkomi, dalinai ten restauracija vyko, baltoji salė, ta garsioji, kuria kažkada tai valdovai žavėdavosi, buvo tvarkoma, kažkada ji buvo knygų saugykla paversta. Ir nuostabiai buvo aptikti tie senieji astronomijos prietaisai, tie senieji teleskopai, kurie, galima taip dar sakyti, dar mena mūsų pirmtakų rankų šilumą. Ir tie prietaisai, kol vyko restauracija, buvo atvežti čia į Molėtus ir tiesiog susandėliuoti. Pasižiūrėjus juos, man, taip sakant, širdis apsalo. Reiškia, bet jie apleisti buvo, jie ne tik apdulkėję, bet ir šiaip pamiršti. Ir pagalvojau, kad tokias vertybės laikyti sandėly kažkur tai tiesiog nusikaltimas. O čia didysis universiteto jubiliejus, kuris didžiuojasi savo moksliniais pasiekimais per visą istoriją savo. Tada kilo ta mintis iš tų senųjų prietaisų tokią astronomijos istorijos ekspoziciją padaryti. Tai buvo 1978 metais padaryta. Va štai čia ir yra mūsų muziejaus ištakos. Po poros metų ta ekspozicija buvo pavadinta visuomeniniu muziejumi. Labai, sakyčiau, buvo sudaryta solidi to muziejaus taryba. Joje buvo akademikas Viščiakas, tuomet jis buvo instituto direktorius. Mūsų astronomijos patriarchai Antanas Juška, Paulius Lavėnas. Ir šitokia taryba jau galėjo
ir skolintis iš kitų muziejų eksponatus, jau reikėjo tą formalų žingsnį padaryti. Ir iš tikrųjų, kaip mes kažkada tai ir svajojom, vis pradėjo daugėti atvažiuojančių žmonių ir pasmalsaujančių, kągi veikia čia astronomai. Ir ta ekspozicija labai pritiko ekskursijoms. Ji buvo įrengta didžiojo bokšto 2 aukštuose. Tos patalpos nenaudojamos buvo ir tada labai tiko. Na ir toliau pasakojant muziejaus istoriją, reikia pasakyti, kad praėjus jubiliejui, sutvarkius ten tas senosios observatorijos patalpas, universitetas tos prietaisus atsivežė vėl atgal į Vilnių. Ir mes likom šiek tiek kaip ir musė kandę. Buvo muziejus lankomas, buvo padaryta ekspozicija ir jį patraukli buvo lankytojams, o teko pagrindinius eksponatus atiduoti. Ir kažkaip gimė tada mintis, galbūt paskatino ją tai, kad Vilniuje susibūrė jaunoji karta, labai pradėjo domėtis mūsų tautos praeitimi, mūsų tautos ištakomis ir vykdavo kraštotyros draugijos organizuojamos ekspedicijos po visą Lietuvą, renkant įvairias žinias. Na ir tame tarpe mes pradėjom rinkti kalendorinės žinias. Tai labai įdomi etnožinijos sritis, kuri iš tikrųjų atskleidžia, kaip lietuviai nuo seniausių laikų su savo gamta labai artimai būdami susieję, galėjo ir į astronominius reiškinius atkreipdėmėsi, kad galėtų savo kalendorių susidaryti, sėkmingai ūkininkauti tokio permainingo klimato krašte. Ir štai tą pajutus buvo pradėta ieškoti ir atspindžių, kaip tautodailėje atsispindi šitie kalendoriniai dalykai, kaip pasaulėjauta senosios mūsų senolių kartos realizuojama arba atspindima įvairiuose artefaktuose. Ir viskas tai paskatino tą mintį, kad buvusio to senųjų instrumentų teleskopų ekspozicijoje galima įkurti etnokosmologijos krypties muziejų didelį. Na ir žodis tas atsirado etnokosmologija, ilgai galvojant ir diskutuojant, kaip viename termine apjungt šitą sritį. Tai žodžiu, ta muziejaus idėja neužgeso, ji tapo kitokia, daugiau atspindinti visus tautos ryšius su žvaigždėtojų dangumi. Nuo senų senovės. Gal net nuo, senojo geležies amžiaus, gal dar anksčiau kažkokie tai tikėjimai susiję su dangaus šviesuliais jungiamus iki šiuolaikinio mokslo pasiekimų. Ir per visą mūsų mokslo istoriją. Tai taip mes ir ateinam, kad jau 1990 metais, kovo 15 dieną, muziejus tapo ir oficialiu muziejumi, jau nebe visuomeniniu, bet buvo įteisintas kaip tokia oficiali kultūros įstaiga. Nu, čia didelis, aišku, nuopelnas yra Gunaro Kakaro, astrofiziko daktaro, kuris iš tikrųjų visą savo gyvenimą susiejo su tuo, kad mokslo žinių sklaida šitoj kalvoje būtų kuo įspūdingesnė, kuo efektingesnė. Ir svajonės, jeigu jas neišduodi, o sieki jos išsipildo.
Man patinka etnografiniai daiktai, kurie užmena mįslę kartais ir tose raižiniuose, tose, kurie kažkokią tai struktūrą turi. Tai norisi perskaityti kaip laišką, parašytą iš mūsų senolių, iš labai tolimų laikų, gal intuityviai, kartojantys senuosius archetipus. Ir bet kuris buitinis daiktas, kuris turi tos raižinius, o Aukštaitijoje labai verpstės įdomias, ten daug vietos tiems raižiniams išplėtot, tai aš juos skaitau, jaudindamasis ir bandydamas atspėti jų senąją tą prasmę. Aš manau, kad lietuvių tauta labai gerai išlaikė tos senuosius archetipus. Čia mūsų yra stiprybė. Ir muziejus, man atrodo, įdomus ir svečiams, kurie atvažiuoja į Lietuvą. Todėl, kad mes galime konkrečiai dar parodyti ir papasakot, kaip mūsų tauta tuos ryšius pasinaudojo, kurdami savo gyvenimą čia. Čia ir būtent tie seni archetipai labai ryškiai išreikšti dar tuose daiktuose, kuriuos mes dar surasdavom kraštotyros ekspedicijos metu senose sodybose. Tai čia yra mūsų stiprybė, nes kitose Europos tautose, kurios nuėjo jau tokios spartesnės civilizacijos raidoje, to neišliko. Na šiaip ar taip, aš manau, kad tokia muziejinė ekspozicija, kuri tikrai liečia tautos kūrybą, yra labai svarbi ugdant mūsų jaunosios kartos tautiškumą ir pilietiškumą. Čia yra meilės Lietuvai apraiška. Ir norėčiau, kad lankytojai, ypač mokyklinės jaunimas, jau pajustų tą trauką lietuvybei. Ir muziejus kuo plačiau jį skleistų, o kartu skatintų smalsumą. O smalsumas veda į žinių troškimą. Ir kad Lietuva skambėtų kaip ir praeityje įdomiais pasiekimais įvairiose srityse. Ir moksle, ir mene, ir kūryboje.